Šis tinklalaidžių ciklas parengtas kaip strateginės partnerystės projekto mokyklinio ugdymo srityje Pakeisk savo požiūrį, tai tik diskalkulija dalis. Projektas įgyvenimas pagal Erasmus Plus programą finansuojama ir koordinuojama Europos komisijos. Kas yra mokymosi sunkumai? Mokymosi sunkumai tai neurologinė būklė, kai asmuo, nepaisant normalaus ar aukštesnio intelekto, susiduria su tam tikrais iššūkiais, tokiais kaip skaitymo, rašymo, klausymo, kalbėjimo, supratimo ar matematikos įgūdžių lavinimas. Šie sunkumai lemia lėtesnį mokymosi tempą nei tikimasi pagal amžių ar gebėjimus. Mokymo sunkumai gali trukdyti sėkmingai mokytis, siekti akademinių rezultatų ar įvaldyti kasdieninius įgūdžius. Asmenims susiduriantiems su šiais iššūkiais dažnai prireikia specializuotų mokymo metodų, individualizuotos pagalbos arba alternatyvių strategijų. Mokymosi sunkumų tipai – disgrafija, rašymo įgūdžių sunkumai, disleksija, skaitymo ir kalbos įgūdžių sunkumai, diskalkulija – sunkumai susiję su matematikos įgūdžiais, dispraksija – motorinių įgūdžių ir judesių koordinacijos sunkumai. Šie iššūkiai kiekvienam žmogui gali pasireikšti skirtingai, tačiau ankstyva diagnozė ir tinkama pagalba leidžia juos valdyti bei pasiekti pažangą.